Sveiki. Dažnai jums laboratorinio darbo metu ar po laboratorinio darbo tenka braižyti grafikus. Dažnas iš jūsų tai daro rankom, tiesiog sąsiuvinį nusibraižo su liniuote. Aišku, tai neblogai, viskas tam yra kaip ir tvarkoj, bet daug gražiau būtų, jeigu jūs tai darytumėt kompiuteriu. Ir paprasčiau iš tikrųjų tas yra. Kai kurie tą daro programa Excel, bet jinai nėra iš tikrųjų tokia universali ir neturi tiek funkcijų, kiek Origino programa. Todėl aš rekomenduoju visiems išmokti braižyti grafikus su Originu ir šiame video trumpai papasakosiu, kaip tai reikia daryti. Tai šita programa praktiškai prasideda nuo šitos lentelės, book 1. Tai aš ją vadinsiu lentelė 1, lentelė 2, lentelė 3. Jas galima įterpti papildomas, jeigu jūs norit, tiesiog paspaudu šitą mygtuką, jūs galite įterpti kiek tik jums reikia. Tai mums šiuo atveju užteks kol kas tik vienos, pakalbėsim, kas čia per lentelė. Matot, šitoje lentelėje yra du stulpeliai, A ir B. A stulpelis yra X stulpelis, B stulpelis yra Y stulpelis. Kitaip tariant, į A stulpelį jūs keliat X duomenis, į Y stulpelį jūs keliat, į B stulpelį jūs žinoma keliat Y duomenis. Jeigu jums reikia, jūs galite įsiterpti daugiau stulpelių iš to mygtuku, arba tiesiog paspaudę dešinį pelės klavišą, spaudžiate Add New Column. Ir galite įsiterpti tiek, kiek jums reikia tų stulpelių. Tai tiek. Tai pavyzdžiui, paimsim tokį pavyzdį. Čia yra šiek tiek duomenų sukelta ir mums reikia nusibrėžti grafiką. Tai pats paprasčiausias būdas, jūs tiesiog užeinant ant štai šito BY, atsiranda, matote, tokia rodiklytė žemyn, spaudžiat kairį pelės klavišą ir pasižymi visas stulpelis. Tada išsirenkat, kokio tipo grafiką jūs norit brėžti. Matot, čia yra apačioje kairiai pusėje daugybė tų grafikų tipų. Yra ištisinė linija, taškinė linija sujungta ištisinė linija, histograma. Ir daugybė visokių kitų. Čia iš tikrųjų aš mažiau jos naudoju, polinė diagrama. Dar papildomai jau, pavyzdžiui, prie tiesiais jūs galite paspausti šitą mygtuką. Čia dar papildomai visokių yra tų linijų tipų prie taškinių irgi lygiai taip pat visokiausių čia yra. Tiesiog galite patys pasanalizuoti pagal poreikį, galite visas ir naudoti. Tai, kaip ir minėjau, pažymim stulpelį ir spaudžiam kokį, tarkim, aš noriu taškinę liniją sujungta ištisinę liniją nubrėžti. Pasirenku tokį ir matot, kaip nubrėžia taškai ir sujungti linijom. Tai vienas būdas. Kartais, pavyzdžiui, jums reikia nubrėžti vienam grafike ne vieną, o kelias kreivas. Tai tada tokiu atveju jūs pažymit, pavyzdžiui, su Ctrl galite žymėti. 1, 2, 3, visus 3 pažymit ir, tarkim, brėžia tokį. Ir visus nubrėžia 3 iš karto. Aišku, atkreipkite dėmesį tai, kad šituose stulpeliuose esantis Y duomenys yra susieti su šituo X. Kitaip tariant, šitiem visiems Y, X yra bendras ir jis yra šitam stulpelyje. Taip. Kitas būdas, kaip galite brėžti grafikus, tai tiesiog jūs nepažymit jokio stulpelio. Jeigu, tarkim, jūs netyčia pažymėjo, tai paspaudžiat kairį mygtuką čia, ir stulpelį atsižymė. Jūs išsirenkat pradžiai, kokio tipo grafiką norit brėžti. Tai, tarkim, taškinė linija, ne? Ir atsiranda tokia lentelė. Jeigu, tarkim, šitos viršutinės dalies nemato, tai čia galite paspausti šitą mygtuką, jinai arba pasislėpia, arba išlenda. Tai mums, tarkim, reikia nubrėžti grafiką, kuris yra antroji lentelė, toj book 2, ne? Tai štai iš šitos lentelės. Tai jinai jau pažymėta yra. Ir dabar, jeigu jūs norit brėžti grafiką, jūs turit pasirinkti, kuriame stulpelį yra jūsų X ir Y. Pamatot, čia yra X, čia yra Y, o čia yra sužymėti stulpeliai A, B, C ir D. Tai mūsų atveju X yra A stulpelėje, o Y yra, tarkime, B stulpelėje. Čia yra Y paklaida, dar jūs papildomai galite nurodyti ir
paklaidą. Nu, tiesiog grafike žymės jums ir paklaidą. Nu, tarkim, galim pažymėti, kad, tarkim, paklaida bus daleis, tarkim, C stulpelėje, ne? Spaudžiam mygtuką Add ir OK. Nu, va. Nubrėžė mums tokį grafiką, mūsų grafikas yra čia, ir nu, va, paklaidą paėmė iš C stulpelio, matot, paklaida jinai eksponentiškai auga didėjant X-ui, nu, ir gavosi mums toks grafikas. Taip, grįžtam atgal vėl lentelę. Nu, tai tarkim, jeigu be paklaidos braižam, tai bus toks pat grafikas, kokį ir turėjom prieš tai. Ok, va, matot. Nu, va, toks pat, kokį ir prieš tai buvau nubrėžęs. Jeigu, tarkim, jums reikia nubrėžti daugiau grafikų, tai jūs tiesiog daro taip, pasirenkat X, nu, tarkim, X iš A stulpelio, Y iš B stulpelio, spaudžiat Add, vėl jums reikia nubrėžti C stulpelį, X, kadangi tas pats yra, mes pažymėm Y iš C, darom Add, nu, dar vieną galim įdėti, Add, ok. Nu, va, turim 3 grafikus. Nu, tik tiek, kad matau, dabar jie visi vaizduojami vienodai. Bet kaip tai pakeisti, kad jie atrodytų skirtingai, tai pakalbėsiu apie tai išsamiau antram video, dabar čia nesiplėsiu apie tai. Tai va, tai toks braižymas grafikų paprasčiausiu atveju. Dabar braižant kartais būna visokių niuansų. Nu gal dar pradžiai apie polinę koordinačių sistemą pakalbėsiu, nes kartais yra naudojama. Pavyzdžiui, čia yra pavaizduoti duomenys sinus kvadratu x tipo kreivės. Ir mums jie reikia pavaizduoti poliniai koordinačių sistemoje. Dabar šitoje vietoje reikia nesumaišyti x ir y. Nes x stulpelėje jūs turite sudėti duomenys, kitaip tariant, to radius vektoriaus. Jo, tai čia turi būti nurodytas taško atstumas nuo koordinačių pradžios iki jūsų taško. Y stulpelėje vaizduojamas kampas. Nu, žinot, polinė koordinačių sistema yra du kintamieji atstumas iki taško ir kampas su x ašimi. Tai va sakau, x ašyje turi būti atstumas, o y ašyje turi būti vaizduojamas kampas. Nu, tai va čia šito atveju vėl pažymėt y stulpelį, spaudžiat šitą ir jis jums nubrėžia polinė koordinačių sistemai. Tai va čia yra sinus kvadratu x tipo grafikas polinė koordinačių sistemai. Truputėlį paryškinsiu. Nu, tik tiek, kad jis dabar ne nuo nulio prasideda, nes sinus kvadratu x turėtų prasidėti nuo nulio ir atrodo, kad nuo centro turėtų eiti, bet čia taip yra todėl, kad skalė yra ne nuo nulio, o nuo minus 0,1, tai mes padarom į nulį. Ok. Nu, tai va, sinus kvadratu x grafikas. Nu, iš tikrųjų, čia vėl ant to pačio galit paspausti. O šitaip ir vėl atsiranda ta pati lentelė ir vėl tiesiog nesumaišykit, kur jūsų yra R, kur yra jūsų kampas. Nu, tai va, pas mus yra va štai šitaip. Tai, nu, va, vėl turim tokį pat grafiką. Taip, tai va, kartais va, nutinka toks dalykas, kad x-ai skirtingiems jūsų grafikams yra skirtingai. Nu, pavyzdžiui, žiūrėkit štai šituo atveju. Kaip jau minėjau, šitam stulpelį yra pavaizduotas x-as. Matote, šičia visur yra y. Tai x-as visiems šitiem y-am yra kaip ir bendras. Bet pas mus dabar yra toks atvejis, kad mums viename stulpelėje esantis y turi vienokį x-ą, o kitame stulpelėje esantis y turi vat kitokį x. Ir pavyzdžiui, jeigu šituo atveju jūs nubrėšit vat grafiką vat šitą stulpelį, tai jums nubrėš šitą y pagal štai šitą x. O jums reikia nubrėžti pagal va šitą x. Tai ką šituo atveju daryti? Yra vėl du būdai. Tai vienas iš jų paprastesnis, aš šitokį ir naudoju dažniausiai, mums reikia pakeisti šito stulpelio tipą. Jis dabar yra y, mums jį reikia padaryti x. Tai spaudžiat dešinį pelės klavišą, renkate set S ir pasirenkat x. Nu, va, matot, pasikeitė ir pavadinimai. Tai dabar va, yra x1 ir y1. Tai va, šitie visi duomenys yra susieti, šitie visi y, va, esantis iki šito x yra susieti su šituo x. Nu, tarkim, jeigu dar jūs įterptume dar vieną kokį nors stulpelį, va, insert pasirenkat. Tai va, šitas y būtų susietas su šituo x.
O jeigu įsiterptumėt stulpelį čia tai jau šitas Y būtų susietas su šituo X. Nu tai vat, jeigu jums dabar šituo atveju reikia nubrėžti grafiką, tai jūs pasirinkat šitą stulpelį, su Ctrl pažymit šitą stulpelį, nu ir renkatės, kokį grafiką norit nubrėžti. Nu, tarkim, ištisinę liniją. Nu, va, matot, du grafikai. Paryškinsiu vėl, kad geriau video matytųsi jau. Turim du grafikus, matot. Nu, jų ilgi, žinoma, yra nevienodi, nes X skirtingi. Vienas X yra 32, kitas X iki 64. Tai va, jeigu su X tokia bėda būna. Nu, iš tikrųjų, tą problemą galim spręsti dar kitokiu būdu. Nu, tarkim, vėl grįždame čia Y. Tokiu pat būdu, kaip ir jau braižėm anuos grafikus. Nu, tai va, užsiriekam, kokį grafiką norim brėžti, tarkim tokį. Ir vėl būk 4. Ir šiuo atveju, kai jūs nurodot X ir Y, nu, tarkim, taip žiūrėkit, mums reikia nubrėžti BY ir DY su skirtingais X. Tai mes taip ir darom. X įmam iš A stulpelio, Y iš B, darom add. O dabar X įmam nebe iš A, o iš C stulpelio, o Y iš D stulpelio. Ir darom add. Ok. Nu, va, matom vėl toks pat grafikas. Nu tai va, tokie du būdai yra, kaip galim tos grafikus braižyti su skirtingais X-ais. Kartais nutinka toksai dalykas, vat, pavyzdžiui, žiūrėkit šitoj vietoje. Vat. Nubrėžkim vat, du grafikus iš B ir D stulpelio. Vat, tokia bėda yra, matot, vat, grafikas D, raudonas šitas, vat, jis pilnai užpildo viso grafiko erdvę, todėl aiškiai yra matoma priklausomybė. O grafikas B, jisai yra, nu kaip čia pasakyti, labai prisispaudęs prie pačios ir jis pilnai erdvės neužpildo ir čia net neįmanoma suprasti, kokio tipo priklausomybė yra. Nu taip yra todėl, kad jų dydžiai yra nevienodi. Vienas kinta praktiškai nuo 0 iki 25, o kitas nuo 0 iki, tarkim, 2,5. Žinoma, aišku, mes galim pakeisti šitoje vietoje skalę. Tarkim, parašyti iki, nu, vat, nuo minus 2,5 iki 2,5. Nu, galim gal netgi vat, nuo 0 padaryti. Tai dabar, aišku, ta priklausomybė yra aiškesnė. Nu, bet problema kita, kad mes nebematom mano grafiko. Tai ką šituo atveju reiktų daryti? Tai čia yra toks vienas sprendimas. Mums reikia sukurti naują Y ašį, kuri būtų susieta tik tai va, su šituo va, mūsų nauju, nu, va, su šituo va, apatiniu grafiku. Norint tai padaryti, mums reikia dabar pradžiai sukurti naują Y ašį, tai užeinam su pelyte už grafiko, spaudžiam dešinį pelės klavišą ir renkamės New Layer Axis. Pasirenkam Right Y, nu, kad dešiniai pusėje mums įterptų naują Y ašį. Nu, va, atsirado nauja Y ašis ir dabar mums reikia susijęti šitą grafiką su šitą ašim, nes dabar abudu šitie grafikai yra susieti su kairėje pusėje esančia ašimi. Tai einam dabar ant šito antro mygtuko. Čia galim pasirinkti pirmas arba antras. Tai jeigu pasirinksim pirmą, mes viską darysim su šituo. Vat. Jeigu pasirinksim antrą, mes viską darysim su šita ašim. Tai einam, spaudžiam dešinį pelės klavišą ant antro mygtuko ir renkamės Layer Contents. Dabar į va šitą dalį mums reikia įmesti mūsų grafiko Y duomenys. X mūsų visų yra bendras, tai mums reikia pasirinkti tik tai Y. Tai čia yra duomenys apatinio va šito grafiko, yra B duomenys iš antros lentelės. Tai mes va ir įmetam iš antros lentelės esančius duomenys. Tai va, įsiterpia ištisinė linija. Paskui mes ją pakeisim į taškinį. Dabar tas pats grafikas dar liko mum ir va šitoj daly, nu, susietas su pirmąja ašimi. Tai mes jį turim iš čia pašalinti, kad nebūtų tas pats grafikas vaizduojamas du kartus skirtingose ašyse. Vėl einam į Layer Contents ir mes tą B turim pašalinti. Nu, bet čia tokia kažkaip pribėda ir aš nežinau, kodėl Originas tai daro, jis negali pašalinti po vieną. Tu turi išmesti visus ir tada grąžinti tą, kurį nori palikti šitoje ašį. Nu, tai mes grąžinam D, nes B jau yra anoje ašį.
Ok. Nu, vat, aną pašalino, liko tik šitie du. Dabar pakeičiam šito tipą, vat, pažymim jį ir spaudžiam ant taškinės kreivės, jis ją padaro vėl taškinį. Tai va, tai dabar šitas grafikas yra susietas su šita Y ašimi. Tai dabar mes čia galim reguliuoti savo skalę, kaip mes norim. Nu, tai mes ją vaizduojam nuo 0, tarkim, iki 3 gal. Nu, va, gerai, man atrodo. Nu, galime gal dar biškai, nu, tarkim, nuo vieneto. Ok, nu, va, maždaug nuo vieneto. Nu, matom, dabar šitas juodas yra susietas su va šita skale, o raudonas grafikas susietas yra štai su šita skale. Nu ir grafikai pilnai užpildo erdvę, matom puikiai kokio tipo priklausomybės tiek vieno, tiek kitų atveju yra. Ir jūs galite naudoti šito dalykų. Kartais jis labai praverčia. Iš tikrųjų dažnai daro studentai klaidas, kai jie pavaizduoja vieną grafiką va šitaip, o kitas grafikas yra prisispaudęs visiškai prie pačios ir visiškai neįmanoma suprasti, kokio tipo čia priklausomybė yra. Tai jeigu tokia bėda yra, tai vat naudokite šitais layeriais ir nu, tikrai daug vaizdžiau tas atrodo. Tada tikrai gali išskirti, kokio tipo grafikas yra, kokia priklausomybė čia. Nu tai va, tai tiek apie grafikų braižymą. Antroje dalyje papasakosiu, kaip sutvarkytos grafikus, kaip spalvas jų parinkti, kaip geriau vaizduoti yra, kad grafikus reprezentatyviau pateiktumėt. Tai žiūrėkit antrą dalį.